Mhm. Tai įrašymas pradėtas. Tai tuoj sekundėlę, aš dar savo kamerą veikia. Viskas. Taip. Įrašas paleistas, 16 valandų, 2 minutės. Nuotoliu jungiasi žmonės. Gerai. Taip, gerai. Labą dieną. Pradedamas prekybos paskirties pastato Dengaručio gatvė 57 Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas. Informuoju, kad yra daromas susirinkimo eigos vaizdo ir garso įrašas. Susirinkimui pirmininkauja projektuotojo OB Gedimino Jurevičiaus studija atstovas advokatas Audrius Kairevičius, čia aš. Susirinkimui sekretoriauja projektuotojo OB Gedimino Jurevičiaus studija atstovė advokatė Rūta Brazauskienė. Susirinkime dalyvauja projektinių pasiūlymų rengėjų OB Gedimino Jurevičiaus studija atstovai, įmonės vadovas architektas Gediminas Jurevičius ir architektas Donatas Bacevičius. Objekto statytojų OB R Develop atstovai Evelina Kovalevskaja, advokatas Audrius Kairevičius ir advokatė Rūta Brazauskienė. Susirinkimo eiga. Susirinkimo sekretorė pristatys susirinkimo tvarką, klausimų uždavimų ir pasiūlymų pateikimo galimybės. Po to projektinių pasiūlymų turinį pristatys projektinių pasiūlymų rengėjų atstovas architektas Donatas Bacevičius. Iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo, todėl vertinimo nebus. Ir galiausia bus pereita prie suinteresuotos visuomenės klausimų ir pasiūlymų. Tai dabar susirinkimo sekretorės advokatės Rūtos Brazauskienės paprašysiu pristatyti tvarką. Prašau. Labą dieną. Pradėsiu nuo asmens duomenų. Negirdime Rūtą. Mes girdim Rūtą. Girdisi. Girdit? Viskas gerai. Pradėsiu nuo asmens duomenų tvarkymo pranešimo. Informuojame, jog statytojas ir projektuotojas visuomenės informavimo apie projektinius pasiūlymus viešame susirinkime tikslu parengs susirinkimo dalyvių sąrašą ir susirinkimo protokolą bei tvarkys nuotolinio susirinkimo dalyvių vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirinkimo įrašą.
Duomenys tvarkomi ir saugomi vykdant teisės aktuose nustatytas pareigas. Duomenys gali būti perduoti savivaldybei, projektuotojams, susirinkimą organizuoti padedantiems asmenims. Daugiau informacijos galite gauti elektroniniu paštu info@gjs.lt. Tas pats adresas kaip ir viešinimo skelbimuose. Pagal daromą susirinkimo garso ir vaizdo įrašą per 3 darbo dienas bus surašytas viešojo susirinkimo protokolas. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad viešo susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, prašome dalyvaujančius šiame susirinkime dalyvius registruoti siunčiant savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį elektroninio pašto adresu info@gjs.lt. Tas pats paštas kaip ir nurodyta viešinimo skelbimuose. Pagal gautus duomenis bus parengtas viešo susirinkimo dalyvių sąrašas. Iki viešo susirinkimo pabaigos suinteresuoti visuomenės dalyviai gali teikti pasiūlymus raštu ir žodžiu. Savo pasiūlymus raštu galite siųsti tuo pačiu elektroniniu pašto adresu, kuris nurodytas viešinimo skelbimuose. Pakartoju dar kartą, info@gjs.lt. Taip pat savo klausimus galite rašyti ir šios transliacijos chat bendravimo lange, bei taip pat bus sudaryta galimybė teikti pasiūlymus žodžiu, įsijungus mikrofoną ir prieš tai pakėlus virtualią ranką, kad matytume klausiančių, teikiančių pasiūlymus eiliškumą. Į visus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus tiek gauti susirinkimo metu, nes, kaip minėjo pirmininkas, iki susirinkimo gauti nebuvo, užfiksuosime ir pateiksime išsamius atsakymus raštu per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, jūsų registruojantis nurodytais elektroninio pašto adresais arba teiktam pasiūlyme nurodyto elektroninio pašto adresu. Na, o dabar pereisime prie pirmininko pristatytų pagal tvarką projektinių pasiūlymų pristatymo. Vėliau, kaip minėjom, bus sudaryta galimybė teikti pasiūlymus ir klausimus tiek raštu, tiek žodžiu. Prašau projektuotojų pristatyti projektinius pasiūlymus. Tai laba diena, ačiū už pristatymą. Ekraną matote turbūt? Taip, matome. Ačiū. Nu, tai kaip minėjo kolega, viešinam prekybos paskirties pastato statybos projektinius pasiūlymus. Pastatas projektuojamas laisvame namų statymo sklype tarp Dangeručio, Vaišelgos ir Gulbinėlių gatvių. Sklype šiuo metu jokių statinių nėra, želdinių ar tai saugotinų medžių nėra, tiesiog tuščias sklypas. Pastatas projektuojamas vadovaujantis patvirtintų detaliuoju planu. Tai jame yra numatyta įvaža iš Dangeručio gatvės, kaip ir matote ekrane. Įvažiuojama iš šiaurinės pusės, šiaurės rytų, sakykime, galo. Pastatas orientuojamas irgi numatytame detaliuoju planu, numatytoje užstatymo zonoje. Šiuo metu projektuojamas prekybos paskirties pastatas, bet yra numatytas ir antrasis pastatas, kaip ir reikalavo Vilniaus savivaldybė dėl perimetrinio užstatymo, tai antrasis pastatas, kuris bus atliekamas atskirų projektų. Tai apie jį nesiplėsime. Tai kaip matote, pastatas stačiakampio plano, nesudėtingos formos. Sklype maksimaliai apželdinama, pagal normas turėtumėm apželdinti 10%, bet
matome, kad beveik 20%. Tai dangos trinkelių ir apie genplaną tiek turbūt būtų trumpai. Aišku, gatvių dar kol kas nėra, jeigu mato, Dangeručio gatvė planuojama ir Gulbinėlių gatvė planuojama perprojektėti, tai šiai dienai yra kaip yra. Pats pastatas, kaip minėjau, stačiakampio plano, prekybinė salė būtų tokia, pagalbinės patalpos ir dalis nuomininkų. Aukštingumą matot pjūvėse ir apie 7 metrai, tai irgi tenkina detaliojo plano reikalavimus. Architektūra gan tipinė pagal operatoriaus užduotį ir šiuose vaizduose matote apželdinimo principinius sprendimus. Ir bendrą vaizdą iš paukščio skrydžio. Tai nežinau, čia plėstis nematau kur, prie detalizuoti čia, gal nedetalizuosim, gal tiesiog pereikim prie klausimų atsakymų. Tai... Mano dar prašymas tada visiems visuomeniai pristatyti reikėtų bendruosius rodiklius. Tada koks suplanuota yra sklype, reiškia užstatymo tankis, intensyvumas, prekybos centro plotas, automobilių parkavimo skaičių. Taip, tai šie rodikliai nurodyti sklypo plano brėžinyje, tai bendras plotas apie 1846 kvadratus, tūris 12 000 su viršum, užstatymo intensyvumas 27, beveik 28%, tankumas 29, automobilių stovėjimo vietų skaičius 62. Skaičiuoklė čia pateikiama dešiniau, tai irgi gal aiškiai matosi skaičiuoklė. Gerai, ačiū. Tada bendruosius rodiklius pristatė, pačios projektinius sprendinius irgi idėja. Tai aš tik tai norėjau visų atkreipti dėmesį, kad teritorijai yra taikomas teritorijos T-08 kvartalų buvusiame Didžiųjų Galvinų detalusis planas. Tai yra teritorijų planavimo dokumento registre įregistruotas numeriu T00060006. Jis yra patvirtintas 2009 metų Liepos 1 dienos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu numeris 1.1106. Ir būtent ekrane rodomas detalaus plano sprendinys, jisai yra visos teritorijos buvo, ne tik šito sklypo. Ir pagal detalųjį planą, būtent šiuose raudonai pažymėtuose sklypuose, tai yra, kur ir šiandien pristatomas prekybos centras, buvo numatytos prekybos centrui. Ir detalaus plano aiškinamajame rašte yra aprašyta, kad tai yra teritorija skirta komercinės paskirties objektams ir numatyta suplanuoti naujas darbo vietas, reikalinga papildoma gyvenamai teritorija aplinkui aptarnauti infrastruktūrą, tai yra parduotuvės paslaugų objektus. Ir kaip minėjau, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu, kadangi teritorijai yra taikomas detalaus planas, tai vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, savivaldybės lygmens bendrasis planas šiai teritorijai netaikomas, nes yra patvirtintas detalusis planas. Tai bendra teisinė informacija yra tokia. Dabar matome yra norinčių gyvai užduoti klausimus. Tai kaip ir susirinkimų sekretorė minėjo, sudarysim visiems galimybės gyvai pasisakyti.
Tai taip pat aš tik visų primenu ir labai prašau, kad kadangi šis susirinkimas vykdomas nuotoliniu būdu, statybos techninis reglamentas numato, kad dalyviai turi būti registruojami registravimo žurnale, nurodydami vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą ir telefoną. Tai visų prašau pateikti savo informaciją nurodytu elektroniniu paštu, tai yra info@gis.lt. Tai jūs užsiregistruokite, tai dabar mes pereinam prie stadijos klausimų uždavimų. Tai prašau, Irmantas pirmas, prašau užduokite klausimą. Aš dar norėčiau patikslinti, aš neišgirdau, ar buvo pasakyta, kad iki susirinkimo nebuvo gauta raštu jokių pasiūlymų? Taip. Nes aš sakyčiau klaidinanti informacija, kadangi aš išsiunčiau elektroniniu paštu šitos klausimus, tai jeigu jūs, ta prasme, keista girdėti, kad negauta, tai arba aš turėčiau persiųsti, arba aš tada tuos klausimus, kuriuos buvau surašęs, aš tada juos čia įvardinčiau. Pasitiksliname, kada jūs išsiuntėt? Šiandien ryte. Tada prašau projektuotojų pasitikslinti, nes prieš susirinkimo tikrinosi, sakė, nėra gauta. Toj sekundę palaukit, reikia įsiaiškinti tada. Galim patikslinti Irmantas Kizala? Ne. Paštas buvo ūkis111@gmail.com. Aš esu Irmantas Kizala, taip, bet tie klausimai buvo iš kitos pašto dėžutės. Ne, nesam iš jūsų gavę spalio 21. Tai aš jūsų klausiau, tai dabar aš nežinau, aš tada, jeigu vyksta įrašas, tai aš tada gal sakykim taip, kadangi įrašinėjama, tai aš galiu paklausti tuos klausimus, ką aš buvau parašęs. Taip, prašom. Gerai. Reiškia, mano čia toksai, vadinkim, klausimas, pastaba, tai mano nuomonė, kad kai kurie sprendiniai netitinka savivaldybės nurodytos užduoties, tai reiškia medžiagiškumas, sakykime, užduotį buvo parašyta, kad tas pastatas turi būti iš vietinių medžiagų, plytos, betonas, metalas, stiklas. Tai pastatas yra iš sandwich šitų, tai sakyčiau, kad tai yra nukrypimas nuo užduoties. Nežinau, ar vardint, ar jūs atsakysit dabar? Palaukit, tai dabar tada mėginame atsakyti, tada, kadangi čia yra su neteisės, o jau projektavimo klausimas, tai jūsų paprašysiu paaiškinti dėl pasirinkto medžiagiškumo. Taip, pasirinktas medžiagiškumas yra pagal statytojo užduotį ir operatoriaus reikalavimus. Tai toks yra atsakymas. Žiūrėkit, mes jūsų klausimą visiems forminame kaip gautą pasiūlymą. Tai aišku, man labai keista, kodėl jūsų tas pasiūlymas nenukeliavo. Tai mes turime dar, aš tuo irgi noriu pasitikrinti, pamėginsiu projektuotojams nurodytų elektroninių išsiųsti laiškas, pasitikslinam, ar jie gauna ir tada jūs galite mums jį pateikti, persiųsti ir kitų elektroninių. Mes jį fiksuojame kaip gautą pasiūlymą. Tai gerai, pasakykit kitą adresą, aš persiųsiu. Ten keli klausimai. Donatai, jūs pasitikrinkite, ar gavo dabar ką tik iš manęs siųstą laišką. Gali būti, kad dabar apkrova yra.
Tai Rūta, jūs kurie galime jūsų laišką, parašykite kitą elektroninį laišką ir arba patį pasiūlymą jūs galite jį pateikti ir per bendravimo langą mes jį užfiksuosime. Tai jūs man pasakykit, aš persiųsiu tą laišką, nes To jaus aš parašysiu bendravimo lange elektroninio pašto adresą. Elektroninį laišką, jūs jį ten įdėsite, Rūta kaip tik dabar rašo, jūs persiųskite tuo, patvirtinam, kad jį gavome ir kadangi tai yra jau ne tie klausimai, kiek yra pasiūlymai, tai mes turėsim įvertinti per 5 darbo dienas ir jums oficialiai atsakysim. Kas yra klausimai, kuriuos galime atsakyti iš karto, jūs galite dabar naudodamiesi, uždavinėkit klausimus, atsakinėsim. Tai gerai, tai klausimas tada, ar jūs vadovavotės užsakovo šitą užduotim, ar galioja, ta prasme, užsakovas jums perteikė savivaldybės, bet čiagi yra, tuose projektiniuose pasiūlymuose yra įrašyta, kuo jūs vadovavotės, tai aš tiesiog citavau, reiškia, užduotį ir paskui parašiau netitikimą jūsų sprendimui, tai čia net nėra klausimų. Žiūrėkit, įvertins, ar užduočiai atitinka savivaldybę, taip? Šiuo atveju architektai pristato jums projektinius pasiūlymus. Jūs išreiškite, kad jums netinka medžiagiškumas, nes jūs manot, kad netitinka projektiniams pasiūlymams. Architektas atsakė į klausimą. Tai dabar, ar medžiagiškumas tik savivaldybei, tikrai spręs savivaldybė, nes vertins atitikti jie. Tai šitą klausimą mes jau nuėmam, jį atsakė, jį raštu atsakysim. Prie kitų. Žiūrėkite, aš truputėlį pakomentuosiu, reiškia tą, kas yra PPRU parašyta fasadų kompozicija ir spalvinis sprendimas. Privalo. Privalo tai yra parašyta, išvardintos visos įmanomos Lietuvoje naudojamos medžiagos, vadinkim. Plytos, medis, betonas, metalas, stiklas. Jūs parodykite bent vieną pastatą, Vilniaus mieste ar kažkur tai, kur būtų tos visos medžiagos sukrautos į vieną krūvą. Čia yra standartinis parašymas, kad mes, reiškia, dalį tų medžiagų panaudojam, ne visas, nes nėra jokios versijos, kad panaudoti visas iš karto. Tai mes panaudojam metalą, stiklą, betoną, mes viską panaudojam. Plytos panaudotos į vidaus struktūroje pastato. Čia viskas yra, kaip čia galima įvairiai išvartyti, suprasti tą kompoziciją. Tai aš gal replikuosiu, kad nebuvo įrašytas sandvičas ir čia kalbam apie skyrių architektūrinį raišką. Tai reiškia, mes turim omeny, kad tai turėtų būti plytos matytis architektūroje, o ne konstruktyviai. Aš dar kartą kartoju. Žiūrėkit, aš kaip pirmininkaujantis siūlau taip, žiūrėkit, mes gavome dėl šito pasiūlymo raštu. Tai gerbkime vienas kito nuomonę, nes jos yra skiriasi, architektas ne vieną prekybos centrą projektavęs savo nuomonę pateikė, kad tai yra išvardintos medžiagos, jis jas, kurios tinkamos panaudojo ir mano taip. Jūs gausite oficialų atsakymą, visais atvejais atsakymų atsižvelgimą, neatsižvelgimą vertins Vilniaus miesto savivaldybė, išpildymą PPRU tikrina, tikrai nepykit, nesuinteresuota visuomenė, o savivaldybė jūs pateikėt pasiūlymą, kad jūsų manimų netitinka, mes jų užfiksavom, į jį jums atsakysim oficialiai, įvertins savivaldybė. Gerai, perinkim prie kito dar tada klausimą. Gerai. Kitas klausimas, reiškia, buvo, kad pastatai turi derėti prie aplinkos. Ta prasme, neišsiskirti, ta prasme, pritapti prie aplinkos. Tai ir tas pritapimas toliau
turiu tokią pastabą, kad dėl pastato grindų nulio, reiškia, ten parašyta, kad jisai parašytos tam tikros altitudės ir atseit, kad orientuojamas į esamą altitudę. Tai visgi aš pasižiūrėjau šitam, aš sakykim taip, teigiu, kad prieš, jei nežinau, ar topo nuotrauka buvo daryta, bet teigiu, kad prieš darant topo nuotrauką sklypas buvo sukeltas. Tai, aliau, čia girdit mane? Jo, girdim, tik vieną nutrūko. Buvo sukeltas, toliau. Aha, tai reiškia sukeltas ir tas aukštis sklypo, jisai yra maždaug nuo 142 iki 140 kažkur gal 5, bet tas 145 yra tik tai vienoje vietoje, va ties gatve, ten kalvelė yra. O dabar gaunasi, kad visas sklypas yra iškeliamas pagal tą kalvą. Nu, žodžiu, gaunasi, kad aplinkiniai sklypai, ta prasme, pastatas nederinamas prie aplinkinių vadinkim, gal labiau būsimų pastatų altitudžių. Tai reiškia, jisai bus tokia dominantė ir nu, ta prasme, jisai nederės prie aplinkos. Vat šitų atžvilgių vėlgi yra mano teigimu pažeidžiamos, reiškia, nurodytos ta užduotis projektinių pasiūlymų rengimo. Gerai, mes gerbėme jūsų nuomonę, nes vis dėlto jų aplinkui esanti statiniai yra gyvenamieji, jie yra visai kitos topologijos. Tokio dalyko, kur jūs sakote, kad negalima keisti žemės paviršiaus altitudės ar panašiai, tai tikrai tokio draudimo nėra. Ir žemės paviršiaus altitudės keitimas, faktas, kad turi būti užtikrinta tik tai lietaus nutekėjimas, kad nepatektų į kitus sklypus, tačiau teigti, kad žemės altitudės keitimas statybos metu yra nepritapimas prie aplinkos, tai tikrai tokio reikalavimo nėra nei patvirtintam detaliajam plane ir nei viena absoliuti altitudė, iš kurios negali viršyti šis suprojektuotas statinys, nėra pažeidžiama ir todėl toks statinys tokio dydžio ir tokio tipo čia gali būti. Tai toks mūsų atsakymas, o oficialiai mes atsakysim į gautą antrą pasiūlymą, kurį jūs pateikėt raštu irgi raštu jums. Žiūrėkit, aš patikslinsiu, aš neteigiu, kad to negalima daryti. Aš teigiu, kad taip, kaip buvo daroma, yra pažeidžiama savivaldybės užduotis. Reiškia, pastatas neįkomponuojamas į aplinką, o iš jos išskiriamas. Tai tiesiog taip, viskas, mes atsakėm taip šitą. Okay. Tada šitas klausimas yra taip, kodėl ar tas kubas iki, ar jisai, gal net ne klausimas, bet sakykime, tai, kad aš teigiu, kad tai, kad tas iki kubas yra rodomas kaip reklaminis stendas, o ne pastato konstrukcijos dalis. Ir reiškia, tuo būdu aukštis nurodomas tarsi būtų 7 metrai, o ne 11. Reiškia, visgi reikėtų vertinti, kad tai yra 11 metrų ir kad tai yra toksai dar viena, vadinkim, kaip bažnyčios bokštas dominantė kažkur šitam kvartalė. Tai jūsų pasiūlymas priimtas, įvertinsime ir šiuo atveju, jeigu tai yra pastatų sudedamoji dalis, į aukštį bus įtraukti. Gerai. Dar turėtų būti nurodytas pilono vieta ir aukštis, nes tai bus statinys ir jisai turėtų bendram kontekste matytis, vėlgi ir dėrėti prie aplinkos. Tai gerai, jūsų pasiūlymas priimtas, įvertinsim. Dabar klausimas dėl vandens lietaus nuvedimo. Ten rašoma, kad tas lietaus nuvedimas bus, nurodytas STR straipsnis, tai reiškia kad jisai bus nuvedamas į griovius. Tai klausimas,
kur čia bus nuvedamas tas lietaus vanduo? Donatai, gal jūs galite pasakyti, ar turite jau grindos sąlygas, ar dar tik techninio projekto tiksliai bus įspręsta, kur? Atsakėte iš karto į klausimą, rengiami projektiniai pasiūlymai, o kur bus nuleidžiamas pagal techninės sąlygas bus. Kadangi tai bus už sklypo ribų, faktas, kadangi tai yra Vilniaus miestas ir dėl viešosios infrastruktūros, tai yra lietaus vandens nuotekinės, bus sudaroma SIPIS sutartis, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis su Vilniaus miesto savivaldybė dėl infrastruktūros įrengimo ir neatlygintino perdavimo savivaldybei. Ir tie statiniai, kurie atitiks visuomenės informavimo, visuomeniai svarbių sąrašą, bus atskirai viešinami ir visuomeniai pristatomi. Atkreipiu dėmesį, kad nuo 2021 metų galioja savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymas. Pagal jį yra aiškiai įvardinta, kad jeigu naujai statomam objektui reikia, neužtenka esamos savivaldybės infrastruktūros, tai iki statybos leidimo išdavimo, dabar iki statybos darbų pradžios turi būti pasirašyta SIPIS sutartis ir iki objekto pridavimo tinkamų naudoti jį įrengta ir perduota miestui. Įstatyminė nuostata. Tai bus išspręsta atskirų projektų, prisijungiant prie pagal sąlygas išduotas ir sudarant sutartis dėl tų tinklų įrengimo ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei. Prašau, dar ir. Taip, šitas dar savivaldybės užduotį buvo nurodyta įvertinti esamus ir būsimus ryšius su aplinkiniam teritorijom. Tai mano pastaba yra tokia, kad teritorijos, žiūrint į teritoriją, tai atrodo, kad visi žmonės pateks į tą objektą tik per tą įvažiavimą. Tai reiškia, nėra kažkokių tai šaligatvių, nėra ryšių su ta Vaišelgos gatvė, Laukų gatvė. Reiškia, mano pasiūlymas yra toks. Šitam T8 detaliajam plane yra pjūviai būsimų gatvių, reiškia, ten nurodyta, kur maždaug ateity bus tie šaligatviai. Tai reiškia, ir šitam projekte turėtų į tai, tai atsispindėti, reiškia. Šis projektas yra parengtas tik sklypo ribose. Apie tai, ką jūs kalbate dėl Dangeručio ir kitų gatvių, kurio iš tikro pjūviai pateikti detaliajam plane, kaip minėjau, kadangi tų gatvių natūrai ir šaligatvių nėra įrengta, tai šio objekto iki statybos pradžios turės būti dėl tų gatvių susisiekimo komunikacijų įrengimų pasirašoma SIPIS sutartis ir visi pėsčiųjų judėjimai, kurie yra už sklypo ribų, yra ne šiuo projektiniais pasiūlymais yra planuojami, o jie jau yra suplanuoti T8 detaliuoju planu. Tai jų niekas iki šiol nepakeitė. Ir pats detalaus plano sprendinys projektiniuose pasiūlymuose įdėtas, tie ryšiai nekeičiami, nes detalus planas nėra koreguojamas. O už sklypo ribos dėti sprendinius, kurių neturi teisės įgyvendinti, nėra pagrindo, nes projektas yra rengiamas sklype, ne už sklypą. Ne, tai jūs neteisingai mano pastabą supratot. Mano pastaba buvo, kad šitam projekte nesimato, kaip žmogus išeis į Vaišelgos gatvę. Vaišelgos gatvė tai yra pietinėje sklypo daly. Ten nėra parodyta, kad jisai išeis į Vaišelgos gatvę. Aš jūsų pasiūlymą supratau. Jūs gausit atsakymą raštu,
kodėl šiuo projektu nėra projektuojama ir planuojama sklypo ribos, nes ten yra jau suplanuota būtent detaliajame plane ir tie visi ryšiai yra išspręsti. Gerai. Mano klausimas toks. Čia detaliam plane nurodyta, kad objektas, prekybos vienas objektas gali būti iki 500 metrų, o čia yra didesnis pastatas. Tai ar čia kažkaip tai šitą, kaip čia, kokiu pagrindu, sakykim tai? Tai aš jums atsakau iš karto. Jūs skaitote du skirtingus planavimo dokumentus. 500 kvadratinių metrų prekybos centro ribojimas yra Vilniaus miesto bendrajame plane, kuris patvirtintas 2021 metų birželio 3 dieną, kiek atsimenu. Tai šiai teritorijai bendrasis planas netaikomas, nes, kaip minėjau, pagal teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalį, jeigu teritorijoje yra patvirtintas detalusis planas, bendrojo plano sprendiniai netaikomi. Šiam detaliajame plane nėra ribojimo prekybos centro ploto, yra aiškiai įvardinta užstatymo tankis intensyvumas ir galima statyti tokio dydžio, koks yra leistina šitame detaliajame plane. Bendrojo plano sprendiniai ir ribojimai šiai teritorijai nėra taikomi. Gerai. Toliau dar, gal, sakykim taip, gal mažesni. Dėl dviračių stovų. Tai dviračių stovai yra paimtas tas kiekis, koks yra būtinas minimalus, bet pasiūlymas yra įrengti daugiau, vien todėl, kad šitas prekybos centras didelė dalim aptarnautų čia tuos vietinius gyventojus. Tai reiškia gal, kad daugelis atvažiuotų ne su automobiliu, su dviračiu. Tai gal galima daugiau įrengti. Tai jūsų pasiūlymas priimtas, vertinsim, jeigu bus techninės galimybės, manau, tai. Dar vienas dėl vidaus plano. Viduj yra nurodytas vienas paprastas tualetas ir tualetas neįgaliesiems. Tai šiaip prekybos centruose būna valytojos patalpa ten, kur jinai su tais savo kibirais ir visom priemonėm būna. Tai darbuotojų tualetai, tai šitoj, kadangi čia nieko to nėra, tai reiškia, kad realybėj turbūt bus taip, kad šitas vienas tualetas bus valytojo, o kitas darbuotojams, o lankytojams neteks. Tai pasiūlymas reiškia įrengti galbūt, nežinau, ar vieną, ar kažkaip išspręsti, kad reiškia, kad užtikrintai lankytojai turėtų galimybę pasinaudoti tualetu, ir reiškia, o ne tai, kad čia parodot ir paskui nėra kaip naudotis. Gerai, jūsų pasiūlymas priimtas. Klausimas, ar ten atitraukimas, man atrodo, 3,5 metro nuo pietinės sklypo ribos, ar jisai yra ne per arti sklypo ribos. Aš čia šito gerai nežinau. Tiesiog klausimas. Jeigu galite statinio išdėstymą sklype. Ar matote sklypo planą? Ne, pakol kas matome detalų jį tik tai. Nepasikeitė. Taip, 3,90 yra nuo sklypo ribos pagal detalųjį planą, pagal detaliojo plano užstatymo zoną. O pastato aukštis toj vietoj? 7 metrai. 7 metrai. Tai va, tai šiuo atveju yra norma 3 metrai iki 8,5, o kas yra virš 8,5, tada tik tai reikia atsitraukinėti. Tai atitinka. Jo, tai atitinka, bet vėl grįžtam prie tos savivaldybės užduoties pastatas įkomponavimas, nes visgi sekantis sklypas yra, turiu omeny, vakariniai pusėje gyvenamosios paskirties, ar gyvenamosios paskirties, man atrodo gyvenamosios paskirties, tai vėlgi
jisai nėra kažkaip tai atsižvelgiama į reiškia, atsižvelgiama į tų būsimus poreikius ir panašiai. Nes jeigu dabar tas gyvenamas namas daugiabutis ten stovėtų ir gyventojai dalyvautų, tai manau, kad tikrai būtų daug pastabų. Tai tiesiog dabar tokia situacija, kad niekas negali pas kažko išreikšti, bet tikrai, jisai netitinka tos įkomponavimo užduoties, kaip nurodyta savivaldybės užduotį. Gerai, šitą vertinsime. Ne, kadangi jeigu netiktų, tai jisai pažeistų insoliacinės savybės to sklypo, bet kadangi insoliacijos tikrai nepažeis, nes ne ta pusė visiškai, tai čia kaip ir tik tai žodžių žaismas. Žiūrėkit, užduotis yra tai, kas neaprašyta STR-uose. Tai aš suprantu, kad jūs insoliaciją ten nepažeidžia, bet aš kalbu apie tą užduotį, kur buvo suformuoluota, kad tas pastatas žmogiškai atrodytų. Mes kalbam apie tai, kad Balsiuose kažkoks pastatas prie aplinkos pritaikytas, Lidlas prie molėtų plento su kažkokiais medžio elemento fasadus padarė, suprantat, dėl to yra kalba, kad čia šitas pastatas, jisai niekaip neatsižvelgia, jokiais būdais neatsižvelgia į aplinką ir gyventojų poreikius. Tai mes jūsų pasiūlymą priėmėme, tai negalim ginčytis dėl to, kad skiriasi projektuotojų ir jūsų nuomonė. Tai... Viskas, aš savo klausimus uždaviau, tai ten tik tai dėl to elektroninio pašto. Pasitikslinam, dabar Rūta gavote persiųstą Irmanto pasiūlymą raštu? Irmanto negavau, galbūt ar jisai... Aš dabar nepersiuntinėjau, palaukit, kol mes kalbėjome. Tai gerai, jūs dabar atsisėskite, išsiųskite per bendravimo langą nurodytą kitų elektroninių. Aš nelabai matau, aš per telefoną žiūriu čia, tai gal galit pasakyti, padiktuokit paštatą. Rūta. Taip. Taškas Brazauskienė. Ar Brazauskaitė buvo parašyta? Brazauskienė. Brazauskienė. Eta. Everšec. Evershe. Žinau, kaip net rašosi. .lt. Gerai, aš jums persiųsiu tą. Gerai. Taip, toliau tada su klausimais. Justas, prašau. Sveiki, taip, aš turiu kelis klausimus irgi projektuotojui, jeigu galim grįžti į planą. Gerai, Donatai, pasidalinkit, prašau. Taip, matosi į sklypo planą, jeigu galima. Aš supratau, kad užduotis buvo projektuoti patį sklypą, bet ne aplinkinės teritorijas, bet visgi mano klausimas būtų šiaurinėje dalyje, ar užtektinai vietos bus papildomom parkavimo vietom, jeigu netilptų automobiliai? Ką turit omeny papildomas vietos? Gatvėje? Taip, gatvėje, ar tilptų papildomas pagal... Nemanau. Čia mes už sklypo ribų neprojektuojam, bet nemanau, kad čia bus leidžiam. Atsakymas toksai. Ir pagal PPRU yra numatyta parkavimas sprendžiamas ne už sklypo, o sklypo viduje. Tai parkavimo normos yra užtikrinamos būtent sklypo viduje ir jokių papildomų vietų naudotis Dangeručių gatvėje šiuo projektu nenumatoma. Taip, bet, suprantam, kad būna kartais, kad netelpa, tai tiesiog klausimas toks buvo. Supratau, kad atsakymo nėra, nes reikia žiūrėti detaliajam plane Dangeručio gatvės, taip? Ne, neteisingai atsakymas yra. Parkavimas sprendžiamas tik sklypo ribose. Gatvė yra Vilniaus miesto savivaldybės ir joje bus atskirų projektų projektuojama ir sprendžiamas klausimas, ar tenai bus numatyta papildomų vietų parkavimas ar ne, bet tai yra sunku pasakyti, tuo labiau
kad viskas priklauso nuo gatvės kategorijos. Tai jeigu aš neklystu, šičia yra C kategorijos, o ne D Dangeručio gatvė, tai jokių parkavimo vietų gatvėje tikrai nebus numatyta. Aš pasitikslinsiu tuoj, kas bendrajame plane numatyta, bet spėju, kad tai yra tikrai ne D kategorijos gatvė. Tai jeigu čia yra C kategorijos gatvė, tai jokių parkavimų tikrai nebus gatvėje. Tai jūs uždavinėkit kitą klausimą, kol aš... Supratau. Ačiū dabar dėl rytinės dalies. Ten yra numatoma Gulbinėlių gatvėje šioje vietoje daryti stotelę autobusų. Ar bus galimybė padaryti įėjimą į teritoriją? Donatai, jūs žinot, kurioje vietoje bus stotelė? Aš bandau spėti, rytinė, čia matote, ne, dabar sklypą. Taip, matom. Tai aš tiksliai negaliu pasakyti, ką čia turiu omeny, bet priklausys nuo gatvės projekto. Tai be abejo, kažkokios perėjos turės bus prie sankryžos. Nu, tai čia tik spėliojam, bet tai mes neprojektuojam. Ne, aš turiu galvoj ne perėjimo gatvės, bet įėjimas į teritoriją, nes matom, apželdinimas yra padarytas. Tai tiesiog ar bus galimybė vėliau perdaryti, kad... Be abejo, tai jeigu matot, šičia yra variantas išėjimas į Dangeručio gatvę, matot, jungti su perspektyviniais dviračių ir pėsčiųjų takais. Nu, tai čia irgi bus įmanoma ir bus padaryta. Tuo labiau, kad tai yra prekybos paskirties pastatas ir autobusų sustojimo aikštelė visais atvejais tai yra noras traukos būtų ir papildomai būtų įrengiama. Tai šiuo atveju jos nėra, tai dėl to nemanau. Aš pasitikslinau, grįžtant atgal prie jūsų užduoto klausimo, Dangeručio gatvė pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą perspektyvinė yra C kategorijos gatvė, todėl mažai tikėtina, kad parkavimo vietos bus leista C kategorijos gatvėj įrenginėti, ypač jo susikirtime su Gulbinėlių gatve. Supratau, ačiū. Grįžtant dar prie apželdinimo. Ar projekto vizualizacijose ir plane numatyti apželdinimo medžiai, stambesni apželdinimo elementai ir bus tokie įvykdyti kaip projekte? Tipo, ar tokio dydžio medžiai iškart bus sodinami? Na taip. Matot, vizualizacija yra pateikta, kaip objektas atrodys. Ar šiuo atveju medis bus iš karto didelis ar ne, tai pasirenkama vis dėlto statybos stadijai. Tai sunku atsakyti. Dabar žinom, kad ir didelius medžius persodinti, tai tiesiog klausimas, ar toks skaičius bus, kaip numatyta ir siekis yra tas, kas yra projektai išdėstyta želdynus pasiekti. O ar medžiai bus tokio, supraskit, čia yra vis dėlto architektūrinė idėja ir nėra pareigos iš karto tokio dydžio medžio sodinti, nes tai yra ir kaina, ir kaštai. Taip, suprantu kainą, aišku, bet tada būtų mano pasiūlymas, kad vis tik sodinti truputį didesnius medžius, nes, kad įsikomponuotų į aplinką kaip... Tai gerai, tai mes jūsų pasiūlymą fiksuojama kaip gautą susirinkimo metu dėl apželdinimo, kad medžiai būtų sodinami didesni, kad atitiktų vizualizaciją. Gerai, tai užfiksavom pasiūlymą. Jūs tikiuosi užsiregistravot su savo kontaktais, kad galėtumėme atsakyti jums raštu. Taip, aš atsiųsiu. Gerai. Jūs būtent į info@gjs.lt. Gerai. Ir dar vienas pasiūlymas būtų antrinant prieš tai buvusiam pašnekovui, kad padaryti įėjimą iš Vaišelgos gatvės, tai
nereiškia, kad gatvę projektuoti ar kažką, bet numatyti teritorijos plane įėjimą iš pietinės pusės. Nes iš tikrųjų pietinių teritorijų gyventojams nebus patogu pasiekti prekybos centrą. Nu, supratom, tai bet dabar šiaurinės pusės, tai negalima sukinėti parduotuvės pagal pietinę ar šiaurinę. Ne, tai galima pakeisti tiesiog planą, kad pietinėje pusėje atsirastų įėjimas, vieta įėjimui, kur galima būtų tiesiog įeiti, nereiktų eiti aplinkui. Tai mes fiksuojame jūsų pasiūlymą dar kaip antrą gautą susirinkimų metu, kaip raštu bus atsakyta. Dar tiesa, aš pasitikslinau dėl jūsų pirmojo klausimo, dėl Dangeručio. Tai pagal bendrąjį planą jisai taip yra C kategorijos, tačiau, kaip minėjau, visa ta teritorija ir tame tarpe visa Dangeručio gatvė detaliuoju planu yra suplanuota ir jį detaliajam plane yra vis dėlto D kategorijos, o esant, kaip minėjau, detaliajam planui yra taikomi detalaus plano sprendiniai, o netiesiogiai bendrojo plano, tai tokiu atveju D kategorijoje sustojimai gali būti numatyti ir gatvės raudonosiuose ribose, tai nėra. Tai čia šiuo atveju, bet kadangi Dangeručio gatvės projektas yra visuomeniai svarbus, tai visais atvejais jis bus atskirai pristatomas visuomeniai ir jūs matysite, kur toj gatvėje yra numatomi pėsčiųjų, automobilių parkavimas, jeigu bus, ir kokie bus važiuojamųjų dalių, apželdinimo kiekiai ir būtent kiti rodikliai gatvės. Tai, nes gatvė, šis objektos statybai, kaip minėjau, vis vien turės privalomai būti pagal įstatymą pasirašytas IP sutartis su savivaldybe dėl jos trūkstamos jai miesto infrastruktūros išplėtojimų. Taip. Supratau, kad čia tada būtų klausimas savivaldybėje, ar ne, dėl detalių. Taip, šiuo atveju gatvė detalioji planu yra D kategorijos, detalus planas nėra pakeistas ir šiuo atveju visi pagrindai D kategorijos gatvės su šalia esančių parkavimų tikrai galimas ir viskas priklausys nuo Vilniaus miesto savivaldybės išduotų prisijungimo sąlygų gatvei projektuoti. Dar paskutinis, ko gero, klausimas dėl tų prisijungimo sąlygų. Jeigu Dangeručio gatvė, suprantu, bus statoma su tuo projektu, taip, asfaltuojama, jie atsiras ne vėliau, negu atsiras prekybos centras. Anksčiau jį turi atsirasti, taip. Pagal įstatymą jį turi atsirasti ir perduota būti miestui iki prekybos centro pripažinimo tinkamai naudoti. Taip, tai čia iki prekybos centro teritorijos pabaigos, ar visa gatvė? Sunku pasakyti, iki kur bus išduotos sąlygos. Iš tikro šiai parduotuviai funkcionuoti užtenka iki jos. Klausimas būtų dėl to, kad Dangeručio gatvėje dabar yra suprojektuotos ir lietaus nuotekos, ir buitinės nuotekos. Tai aišku, turi būti pirma atvestos komunikacijos ir kaip tuo atžvilgiu, ar numatytas lietaus kanalizacijos pajungimas į bendrą sistemą. Tai čia bus atskirų projektų sprendžiama, bet tai tikrai negali būti projektuojama gatvės atkarpa, nutiesiama ir į nieką neprijungiant. Tai aš netikiu, kad tokios bus sąlygos, bet kokios bus sąlygos ir ką statytojas turės įrengti kokią atkarpą, tai bus su savivaldybė pasirašytoj sutarty, o jūs būsite informuoti dėl to projekto pristatymo visuomenėje ir galėsite irgi teikti pasiūlymus.
Ne, tai tiesiog klausimas buvo dėl komunikacijų, dėl būtent lietaus nuotekų, ar jos bus sutvarkytos į miesto nuotekų sistemą. Nu, tai priklausys nuo sąlygų išdavimo, bet faktas, kad visa sistema turės būti išspręsta. Tai lietus į kaimininius sklypus ar į bendrą gatvę negalės nuo teritorijos ir nuo gatvių bėgti. Supratau, jeigu. Tai yra normatyvinės normos STR-ose ir to negali būti. Supratau, ko gero būtų tiek tada, ačiū. Prašom. Ir man tai pas jūs dar kabo ranka. Dar? Taip, aš turiu vieną klausimą ir vieną pastebėjimą. Tai pirmą pastebėjimas va čia žmogui, kuris kalbėjo, reiškia, vėlgi grįžtant prie savivaldybės užduoties, buvo parašyta, kad, reiškia, sprendžiant apželdinimą, turi būti kuo mažiau vejų, kuo daugiau krūmų ir medžių. Tai reiškia, tai gal tas klausimas yra teisingas ir jeigu yra tokia užduotis, tai ir projektiniuose tuose pasiūlymuose turi būti kažkaip tai įvardinta, kad reiškia ten ir ten kažkiek tai krūmų ir ten kažkiek tai medžių. Kad jau paskui nepasimestų šitas klausimas rengiant ten tą techninį projektą ir panašiai. Palaukit, Donatai, jūs parodykit šitą žemės sklypo išdėstymo planą. Apželdinime ten tikrai yra sutartiniais žymėjimais sužymėta, kur yra medis, kur yra krūmas, kur yra kas. Tai šiuo atveju yra pažymėta. Tai gerai, bet būtų geriau, jeigu būtų įvardinta, kad bent jau 100 krūmų ir 20 medžių. Tai tokie skaičiai būtų geriau negu piešinukai. Tai čia toks pasiūlymas. Gerai. Ačiū. Mes fiksuojam kaip pasiūlymą. Okay. Gerai. Ir dar klausimas buvo parašyta aikšteliai visos dangos laidžios vandeniui. Tai aš tiesiog norėjau kažkaip, gal aš neteisingai supratau, ta prasme, ar visa aikštelė bus tos kiauros trinkelės, plytelės, ar kaip čia aš gal nematęs tokio, ar ten, kur mašinos stovės, o važiuojama dalis asfaltuota, kaip ten galvojat sprendiniai kokie čia? Ta prasme, vežimėlių nebus prekybos centro tokių, kad išvažiuoti iki mašinos, pasistatyti, ta prasme, kaip čia sprendžiama? Tai ačiū už komentarą. Jeigu sklypo planą matėte, tai be abejo, važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų takai bus betonės trinkelės, netgi be nusklendimų. Bet maksimaliai, kiek reikia, mes darome tuos vadinamus krūmus ir žaliuosius plotus, tai yra laidžias dangas vadinamas. Tai važiuojamoji dalis be abejo negali būti laidi danga. Gal ne taip supratot? Gal ne taip parašyta, jo. Gal ne taip. Gerai, ačiū. Tai atsakė į šitą klausimą, kad ar dar bus? Ne. Ar dar, kas prie susirinkimo yra nemažai prisijungę, tai jūs galite uždavinėti klausimus. Tada taip, dar pasitikriname, ar raštu niekas neuždavė per bendravimo langą. Ne. Yra vienas klausimas. Vienas yra, tai tada taip, gerai, tada Rūta perskaitykit, prašau. Vaišelgos gatvės gyventojas klausia, laba diena, ar bus sukurtas patogus priėjimas šalia gyvenantiems pėstiesiems ateiti iš Vaišelgos gatvės, ar reiks eiti visą ratą aplink šį sklypą per Gulbinėlių gatvę į Dangeručių? Tai jau čia gaunasi Vaišelgos gatvė, tai yra ta pietinė, jau klausimą mes buvom gavę ir ne tik klausimą, bet ir kaip pasiūlymą, kad iš Vaišelgos gatvės planuojamo autobusų stotelės būtų tiek praėjimas, tiek patekimas į patį prekybos centrą. Tai pasiūlymas yra užfiksuotas. Atsiprašau, ne taip supratot pasiūlymą, kad įėjimas būtų ir iš stotelės, ten ko gero, kai stotelę darys, tai tada, bet būtų iš pietinės pusės
iš pietinės būtent pusės, iš Vaišelgos gatvės įėjimas. Toks Į pasiūlymas. patį prekybos centrą, taip? Į teritoriją. Na, Į teritoriją. Tai šis klausimas irgi mes tada fiksuojame kaip gautą pasiūlymą raštu. Apie du įėjimus. Būna tada du pasiūlymai, jeigu taip reikia. Vertinsim galimybę ir atsakysime raštu. Taip, ar dar bus klausimų? Sveiki, aš norėjau paklausti, ar tais raštu atsakymais pasidalinsite su visais susirinkimo dalyviais? Ne. Teisės aktai ir dėl asmens duomenų, tai yra asmuo, kuris pateikė pasiūlymą, tai atsakymas bus tik tai į asmenį pateikusiam pasiūlymą. Tai negalime mes be to asmens sutikimo niekam kitam pateikti, arba tas asmuo turi pateikti pasiūlymą, kad reikia persiųsti ir tam. Bet tai jisai ar pats galėtų pasidalinti, jeigu jūs tarpusavėje bendrautumėte. Mes negalime siųsti kito asmens pasiūlymą trečiajam asmeniui. Šiuo atveju šis susirinkimas yra protokoluojamas. Protokolas bus surašytas, kaip minėjo ir sekretorė, per 3 darbo dienas skaičiuojant nuo rytdienos. Tai bus ne stenograma, o prie įvykių sekos surašyta, kas kada ką pasakė, tik tai gauti pasiūlymai, atsiprašau, žodžiu bus fiksuojami stenogramiškai. O prie protokolo bus pridėtas garso įrašas. Tai iš jo bus galima perklausyti ir matyti, kokie buvo gauti pasiūlymai, o į pasiūlymus kitiems asmenims neturim teisės išsiųsti. Dėkui. Ar turėsite dar klausimų? Tada dar paprašysiu, Donatai, jūs pasitikrinkite, ar negavote daugiau pasiūlymų. Atsiprašau, tai Rūta, gavot mano tą laišką? Taip, gavau ir jums atsakiau, kad gavau. Gaut. Tai ir man to pasiūlymos raštus yra gautas, jisai fiksuotas ir jums bus atsakyta. Donatai, jūs dar pasitikrinkite, ar buvo gauti kokie pasiūlymai. Ne, nematau, kad čia būtų kažką rašęs. Čia susirinkimo metu ar iš anksčiau? Taip, susirinkimo metu ar buvo gauti pasiūlymai. Ne, negauta. Gerai. Tai taip, daugiau pasiūlymų raštu bendravimo lange irgi nėra. Tai ar bus norinčių dar pateikti pasiūlymą ar užduoti klausimus? Nėra. Tai dabar dar pakartosiu, kad į gautus pasiūlymus pagal teisės aktus bus atsakyta per 5 darbo dienas skaičiuojant nuo rytdienos, išsiunčiant laiškus nurodytų gavėjo adresu, tai yra elektroniniu. Ir protokolas bus surašytas per 3 darbo dienas. Jisai prie jo bus pridėti garso įrašas ir norintis asmenys turės teisę susipažinti. Po viešo susirinkimo pasiūlymai gauti nebus vertinami ir į juos neatsakoma, o įvertinti pasiūlymai, kuriuos bus atsižvelgta, tai jeigu sprendiniai bus pakeisti, tai asmeniai bus ir išsiųsta, kaip į jo pasiūlymus atsižvelgta.
Ir jeigu bus atsižvelgta, pataisyti projektiniai pasiūlymai, bus pateikti Vilniaus miesto savivaldybėje, o jau Vilniaus miesto savivaldybė vertins šių projektinių pasiūlymų atitikimą išduotiems projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai. Tai Vilniaus miesto savivaldybei pritarus projektiniams pasiūlymams bus galima pereiti tik tada į kitą stadiją, tai yra į statinio projekto rengimą. Tai dar kartą pasitikslinu, ar bus daugiau klausimų, nes šiuo metu yra 17:05. Susirinkimas buvo pradėtas 16:02, nes 2 minutės mes laukime besijungiančių asmenų, buvo sudaryta galimybė visiems susijungti. Tai ar bus klausimų, ar turėsit pasiūlymų? Nematome. Tai kadangi susirinkimas visuomenė buvo supažindinta, sudaryta galimybė jiems užduoti klausimus tiek gyvai, tiek raštu, tiek nuotoliu, tai gauti pasiūlymai bus įvertinti, atsakyti per 5 darbo dienas ir šiandien susirinkimą skelbiu baigtu. Ačiū. Ačiū. Įrašą galime tada stabdyti. Dėkui.